susipažinom su tavim kažkada. Tu labai norėjai susipažinti. Aš norėjau susipažinti. Tu labai norėjai. Žiūrėk, aš nieko neatsimenu, beveik iš viso. Esmė tame taip. Tu, Rinai, kažkokiu metu bandė žaisti krepšinį. Tas sportas tau buvo sunkiai suvokiamas, kaip ir daugumai lietuvių, ką mes matėme šito pasaulio čempionato. Ir tu bandėjai šitą sporto šaką įvaldyti. Aš kultivavau ją. LCC tarptautiniam universitete. Tuo metu aš ten dirbau. Tu praktiškai buvai atvežęs krepšinį LCC. Į LCC, tarp kitko, juokas juokais, pirmas oficialus. Tu žemiau atsisėdi, nes tau galva gali išlysti iš kameros. Aha. Nu, ne tiek. Pirmas oficialus metimas į LCC krepšį. Oficialiuose rungtynėse. Kada buvo pačios pirmosios rungtynės, kurias LCC universitetas, kaip visada, žiaurių skirtumo pralošė, bet pirmas metimas buvo mano. Čia be bairių, iš tikrųjų. Tai va, tu nori pasakyti, kad tu žaidėjai už LCC tarptautinio universiteto komandą? Taip. Gerai, bet tu pasakyk, kad tai žiauriai noriu susipažinti, kaip aš taip ir mintis tokia buvo, kažkada mačiau vienas varžybas, kai toksai vaikinas, kuris labai norėjo taip, ką žinau, juododžių kultūrą propaguoti, klausydavosi repo muzikos, bet buvo iš nedidelio miesto Mažeikių. Laurinas Jacevičius, aš atėjau varžybas pasižiūrėti, paskutinių sekundžių momentas ir Laurinas iš užribio traukia kamuolį, nori jį išmesti atgal į aikštę, bet sugeba kamuolį iš užribio pataikyti į lentą ir kamuolys nukrenta atgal. Tam vaizdą aš labai gerai prisimenu. Aš irgi neatsimenu, nes aš iš tos lentos buvau. Taip, aš galvoju, kaip taip įmanoma. Ta prasme, realiai, tas rungtynės jūs pralaimėjote. Man atrodo, kad tai buvo pirmas mano varžybos. Už LCC? Jo, už LCC, tenais buvo ilga istorija. Šiek tiek jaudinausi. Bet tas metimas man žiauriai, aš puikiai prisimenu, kad buvo ne į tą tolimą krepšį. Ir tada tu savo pasakėjai, aš noriu su susipažinti. Aš noriu suprasti, kas jo galvoje dedasi. Tada savo pasakiau, šitam žmogui reikia pagalbos. Ta prasme, ne tik tai krepšio aikštelėje, bet ir vėliau. Ir paskui, kas įdomiausia, tu dingai iš LCC? Taip išėjo. Po to metimo? Ne, iškart po to metimo. Ne, žinoma, kad ne iškart, tai atrodo žiauriau blogai. Realiai. Net į lentą ir žiūrį, ateina iškart apsauginių išvelės veda. Eik. Ne, vėliau. Ir daug jau vėliau aš pamačiau internete, Facebook'e nuotraukų kažkokį kratinį iš Švedijos, iš Upsalos, kažkokio tai renginio. Ir ten, ta prasme, kažkoks renginys vyko, studentų ir žiūriu čia tas, karočią, kuri lentą iš šitos pusės metė. Ir jeigu rimtai, aš tada pagalvojau, pirmą kartą galvojau, ko tam čia reikia šitoj studentų veikloje, ta prasme, nu rimtai.